gyvos pasakos. Sveiki visi vaikai ir aišku jų tėveliai, su jumis gyvos pasakos. Na, o šiandien paskaitysiu lietuvišką, klasikinę, visiems puikiai žinomą Eglę Žalčių karalienę. Kartą gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo 12 tvirtų, stiprių sūnų ir 3 dailias dukteris. Vieną šiltą vasaros vakarą seserys išėjo maudytis. Kai po maudynių išbrido į krantą ir pradėjo rengtis, jauniausiai vardu Eglė išsigandusi aptiko marškiniuose susirangiusi dideliausią žaltį. Vyriausioji sesė jau norėjo priploti jį pagaliu, bet staiga žaltys prabilo žmogaus balsu. Pažadėk man, Egle, kad tekėsi už manęs, tai nemušamas marškinius atiduosiu. Eglė visai pakraupo tokį prašymą išgirdusi, bet pažadą davė, kad tik greičiau tuo padaru atsikratytų. Niekas nesitikėjo, kad žaltys pirštis atšliauš, bet po 3 dienų atsirangė 100 žalčių pulkas. Tuoj pradėjo visur landžioti, šliaužioti ir jų valdovui pažadėtos nuotakos reikalauti. Išsigandę tėvai bandė jiems vietoj nuotakos įpiršti žąsį arba avį, bet žalčių taip paprastai neapgausi. Duokit mums Eglę ir viskas, sako, nors labai gailėjo, bet teko laikytis duoto žodžio ir išleisti Eglę su slidžiais piršliais. Nulydėjo jie nuotaką ant jūros kranto, o ten mergelė pasitiko dailus jaunikaitis. Prisistatė jis Žilvinu, kuris žalčių pasivertęs jai tada marškiniuose piršosi. Eglė jau apsidžiaugė, kad bus tokio puikaus jaunuolio žmona. Slaptų požemių jie nusileido į jūros dugną, kur buvo įrengti prabangus didžiuliai rūmai. Ir ten iškėlė su Žilvinu prašmatnes vestuves. Eglė su Žilvinu susilaukė 3 sūnų – Ąžuolo, Uosio ir Beržo. Ir jauniausios dukrelės Drebulės. Jiems taip gerai viskas sekėsi, kad Eglė net užmiršo gimtuosius namus. Tik kartą Ąžuolas paklausė: Mamyte, o kur tavo tėveliai gyvena? Kodėl niekada ten nebuvom? Tada ilgesys ir prisiminimai grįžo į Eglės širdį. Ėmė jį prašyti vyro, kad ją su vaikais išleistų į tėviškę tėvų aplankyti. O Žilvinui baugu žmoną išleisti, todėl sugalvojo Eglę sulaikyti kokią nors klasta. Keliaukit, tarė jis, tik pirmiau suverpk šitą nedidelį šilkų kuodelį. Eglė iš karto stvėrėsi darbo, nusiteikusi vos per pusdienį jį padaryti, kad tik tai kuo greičiau į gimtinę grįžtų ir tėvus su vaikais aplankytų. Bet kuodelis matyt buvo užkerėtas. Kaip nemažėjo, taip nemažėjo. Taigi Eglė nukeliavo pas žiniuonę patarimą prašyti. Išklausė senutė jo skundų ir patarė grįžus įmesti kuodelį į ugnį. Kai Eglė taip ir padarė, pamatė, jog kuodelio viduje tupėjo rupūžė ir leido tuos šilkus iš savęs. Klasta su šilkais nepavyko ir Žilvinas davė žmonai Eglei kitą užduotį. Atnešė geležinės klumpes ir liepė prieš kelionę jas suavėti. Kaip tu geležinės klumpes suavėsi? Viso amžiaus neužteks. Eglė vėl nubėgo pas žiniuonę pagalbos ieškoti. Senutė patarė nunešti tas klumpes pas kalvį, kad jas gerai ugny pakaitintų. Kaip tarė, taip ir padarė. Tai per 3 dienas ta geležis sutrupėjo. Ėmė Eglė vėl vyro Žilvino prašyti, kad išleistų ją pas tėvus ir brolius su seserimis aplankyti. Gerai jau, gerai, eik, tarė Žilvinas, tik iškepk lauktuvėms pyragą, o pats liepė visus indus namuose paslėpti, paliko tik rėti. Eglė su tuo rėčiu vėl pas gerą žiniuonę nuėjo. Išmani senolė sugalvojo, kad reikia rėti ištepti duonos raugų ir tada jame galima ne tik vandens parsinešti, bet ir pyrago tešlą užmaišyti. Pagaliau Žilvinas turėjo išleisti žmoną su vaikais į kelionę, o išleisdamas pamokė. Grįžusi, pašauk mane taip. Žilvine, žilvinėlį, jei tu gyvas, atplauk balta pieno puta, jei negyvas, atplauk juoda kraujo puta ir niekam kitam tų žodžių neišduok. Visi labai apsidžiaugė, kai Eglė su vaikais pasirodė tėviškėje. Ji pasakojo apie savo gyvenimą povandeniniuose rūmuose, o tėvai, broliai ir seserys visi kalbinėjo ją pasilikti su vaikais visam laikui.
Eglė tokiems įkalbinėjimams nepasidavė. Tada broliai nusprendė sužinoti iš vaikų, kaip jis šauks savo vyrą ir pasikviesti jį bei užkapoti dalgiais. Dėdės vis nusiviliodavo po vieną berniuką į mišką ir bandė išgauti tėvo kvietimo žodžius. Gąsdino, mušė rykštėmis, bet nė vienas nepasakė. Apsimetė, kad nieko nežino. Paleisdami dar prigrasino nieko nesakyti motinai. Pagaliau išsivedė Drebulę, mažąją dukrelę. Iš pradžių ji irgi gynėsi, kad nieko nežino, bet kai pamatė rykštės, mergaitė viską išpasakojo. Broliai pačiupo dalgius ir išskubėjo į pajūrį. Ten pašaukė Žilviną, kaip Drebulė ir sakė. Ir kai tik jis išlipo ant kranto, visi supuolė ir dalgiais jį užkapojo. O po to lyg niekur nieko grįžo namo. Netrukus Eglė su vaikais susiruošė namo, atsisveikino ir sukvietė vaikus bei iškeliavo. Ant jūros kranto pradėjo savo vyrą šaukti. Žilvinė, Žilvinėli, jeigu tu gyvas, atplauk balta pieno puta, jei negyvas, atplauk juoda kraujo puta. Subangavo jūra iš pačių gelmių ir atplukdė krantą juodą kraujo putą. O tada bangų ošime pasigirdo Žilvino balsas. Mūsų dukrelė Drebulėlė mane išdavė, o tavo broliai dalgiais užkapojo. Persmelkė sielvartas Eglės širdį ir tarė jį savo dukrai, kad tu pavirstum į Drebulę, nuolat drebėtum ir dieną, ir naktį. O paskui atsisuko į sūnus ir jiems pasakė, jūs sūneliai, stokit stipriais medeliais, o aš jūsų mama būsiu Eglė šalia. Kaip ji tarė, taip ir vyko. Dabar ąžuolas, uosis ir beržas yra stipriausi mūsų medžiai, o Drebulė net ir nuo mažiausio vėjelio dreba, kaip drebėjo tada, kai išdavė savo tėvą. Tiek pasako šį kartą. Ačiū visiems buvusiems drauge, su jumis gyvos pasakos. Ir dar kartą, kaip kiekvieną kartą, noriu paprašyti visų palaikymo. Mūsų kūrybą galite palaikyti prenumeruodami Gyvų pasakų kanalą, taip pat pamėgdami ir sekdami mūsų profilius socialiniuose tinkluose, komentuodami, na ir aišku, galbūt siūlydami savo pasakas, kurias išgirsite vieną kartą čia. Ačiū visiems buvusiems drauge, iki kitų pasakų. Gyvos pasakos.